Sukurk darbo skelbimą žmogui, kurio tau dabar labiausiai reikia. Pavyzdžiui, skalbinių džiaustytojas. Papasako, ką tiksliai reikės daryti. Kokios bus darbo sąlygos. Kokie yra šio darbo privalumai ir alga. Sveiki, ieškomas asmeninis, ne taip, be sveiki, nes pirma eilutė turi būti kažkokia labai tokia ryški, kad užkabintų dėmesį. Jeigu tau patinka fotografuoti, kurti turinį internetai, įgyvendinti crazy idėjas, jeigu tu telefonų nustatymus išmanai geriau nei Biblija, tuomet tavo vieta su manimi. Atlyginimas. Koks atlyginimas? Kreipiuosi į tave. Jeigu tu moki gaminti, tau patinka gaminti ir sutiktum už 700 plus apgyvendinimas, visą mėnesį gaminti maistą ir prekas neįskaičiuotas, tai galės pats nusipirkti. Save pamaitinti ir dar papildomai tų žmonės, man tavęs reikia su gera mityba, su suskaičiuotam kalorijom, siekiau 700, ne? Pradedam nuo 500 plus apgyvendinimas ir iš manęs prekas maisto, o vėliau žiūrėsi. Šiaip greit kylama pas mane, jau kai painvestuosi į geras keptuvės, visą kitą, tai automatiškai ir alga kils. Man reikia namuose viršutinių spintelių nuvalytojos. Nes pas mus namuose yra žemaūgių klubas vadinamas, tai ten neįmanoma ir dasiekti, tai man reikėtų žmogaus, tai vat iš tų reikalavimų. Tai yra 2 metrai, mažiausiai, tada yra ilgos rankos, noras tvarkytis, noras tobulėti, noras kilti karjeros laiptais, o trūkumų nėra, nes manim tų trūkumų sunkiai rasi. Galiu papasakot darbo skelbimą namų tvarkytojui, tai yra mano sugyventiniai, kuris šiaip netvarko namų priėmimo kriterijai. Tiesiog ateik ir tiesiog tvarkyk namus. Kokios būtų kvalifikacijos? Jokios, prašau, neapsimes, kad nemoki nuvalyti trupinių nuo stalo. Tu gali, aš tikiu. Man reikia namų tvarkytojais, kuriuo ateit tiesiog pasibūti su manim. Ar jūs ieškote naujų karjeros galimybių? Ar jūs ieškote optimalaus darbo, kurį galite dirbti kiek norite ir kada norite? Tai šis pasiūlymas yra jums. Jeigu mėgstate tvarką savo namuose, galite apsitvarkyti ir mano namus. Vienintelis dalykas, ką jums reikės daryti, tai tik tai paimti maikę, sulankstyti ją kaip parduotuviai ir įdėti į lentyną. Taip pat koinas specifiniu būdu sudėti vieną koiną taip, kitą koiną taip, susukti. Masažisto. Man labai reikia, kad mane reguliariai kažkas pamasažuotų. Ką tiksliai reikės daryti? Daugiausiai reikės pėdas masažuoti, nes ten daugiausiai įtampos, kadangi skeitinu. Aišku, ne vien, reikės visą kūną šiek tiek pamasažuoti. Skalbinių džiaustytojas yra labai išmanu ir juokinga, bet man reikia tiesiog žmogaus, kuris mane gal vadybintų ir šiek tiek atvestų į protą ir nuleistų ant žemės. Nes turiu tokius karo sparnus, kur labai užsibrėžiu tikslus kažkokius projektus ir jų nepadarau. Tiesiog pabėgu, dingstu. Tai man reikia tokio stipraus kumščio. Pirmoji eilė, tai man labai reikėtų tokio rimto žmogaus, už mane rimtesnio vadybininko. Su vadybiniais reikalais susijęs mes turim šitą žmogų. Vairuotoją turim, garsistą turim, muzikantus turim. Tai reikia sugalvoti, kad soundchecką, kad padarytų. Garso patikrą, kai atvažiuoji, būna koncertas kartais vakare 10 valandą ir reikia atvažiuoti 11 valandą 200 km, kad pasidaryt garso patikrą. Tai iš esmės atsakomybės atvažiuoti, kur apmokam, atvažiuojat, įsidedat ausinės ir pasakot, ko daugiau, ko mažiau. Ir viskas. 100 eurų už dieną duosi. Šiaip dabar labiausiai reikia video montuotojo. Jeigu mokate gerai montuoti vaizdo įrašus ir padaryti daug visokių TikTokų, Reelsų ir kitokių nesąmonių ir pridėti daug efektų ir tai darote greitai ir jums patinka tai daryti ir dar norite gauti pinigų, tai prašau parašykite. Sveiki, aš labai ieškau Reelsų filmuotojo žmogaus. Žmogui reikėtų skirti maždaug 3 dienas per savaitę, užtruktų į dieną apie kokias gal, sakyčiau, iki 2-3 valandų ir padėti sukurti Reels reklamą. Ką tiksliai reikės daryti, jau papasakau, nuleisti mane ant žemės, kokios bus darbo sąlygos, visokios ir jokių, darbas turbūt 24/7. Darbo sąlygos bus tokios, kad jisai galės gyventi mano spintoje, rūbus mano pasimatuot, pasikvepint mano kvepalais. Kokios bus darbo sąlygos? Pačios geriausios, palaikymas iš mano pusės, paskatinimai skanukais, bonusai įvairūs būtų, socialinės garantijos, stabili alga. Darbo privalumai, buvimas su manimi, mano kompanijoje. Lies didžiai nevykėlė. Galimybė dirbti su perspektyvu jauną dizainerį. Jeigu kažkas žiūrės, tai būtinai rimtai, jeigu norit, prašau parašykit. Alga, susitarimo lygmenių, gal kokie barteriniai mainai. Startuosim nuo kokio 10 eurų. Nu, aš galbūt apsiribočiau tai skanukais, iš tikrųjų, sausainiukai, ledų, gal koks piragas kartais, retkarčiai sukapsės. Pagrindinis atlyginimas būtų gera atmosfera namuose. Norės valgyti,
tai užsakysiu valgyti, ten norės. Baltą išsikviest kažkur, tai iškviesiu. Darbinkitės kas nors. Ateik dirbti pas mus.